Gerai, tai labas rytas visiems susirinkusiems. Džiugu, kad tęsiasi mūsų pradėtas pernai ezoterinių tyrimų ciklas. Ir turiu garbės pradėti pirmą sekciją, pirmą panelį. Na ir mano tema, kaip jau matote, bus susijusi ir su politiniais, ir su religiniais, ir su istoriniais ezoterizmo aspektais. Na, pirmiausia, reikėtų pradėti turbūt kalbėti apie mitinės masonerijos ištakas, kurias kūrė mums žinomas presbiterių pastorius Aleksandras, kalbėdamas apie Mozę, karaliaus Saliamono šventyklos statybą, meistrą Hiramą, Euklidą, Pitagorą, netgi tamplierius ir visa kita. Tačiau iš tiesų daugelis senųjų ezoterinių tradicijų skelbėsi reprezentuojančios arba atkuriančios pirmapradę tradiciją ar prarastą išmintį ir bemaž visų nūdienos ezoterinių sąjūdžių genealoginis ištakų naratyvas nėra jokia išimtis. Tai yra to paties savęs legitimizavimo pavyzdys. Taigi aš nekalbėsiu apie ištakas konkrečiai ezoterinio šito sąjūdžio masonerijos arba laisvosios mūrininkijos, bet bandysiu atsakyti į kelis klausimus. Tai yra, koks ryšys tarp imperinės tapatybės ir globalios transnacionalinės ezoterinės struktūros? Ar laisvės principus deklaravusi masonerija buvo laisva nuo to meto kultūrinės vakarų arogancijos, rasistinių ir netgi, sakyčiau, antisemitinių nuostatų? Vėlgi, koks laisvosios mūrininkijos kaip ezoterinio sąjūdžio santykis su religiniu kitoniškumu ir pirmiausiai būtent mano tyrinėjamame regione Indijoje. Kokį vaidmenį mūrininkija suvaidino skatinant nacionalinio išsivadavimo procesus Indijoje ir kuriant modernios Indijos viziją? Iš tiesų tenka gailestauti, jog vis dar kalbant apie modernę Indiją, šiuolaikinę Indiją labai dažnai ignoruojami yra ezoteriniai sąjūdžiai, ezoterinių sąjūdžių, ypač kurie atkeliauja su Britų kolonijiniu laikotarpiu įtaka ir poveikį indiškajam sąmoningumui ir indiškai laikysenai. Taigi, laisvosios mūrininkijos modernusis pavidalas formavosi 18 amžiaus pradžioje Anglijoje. Tai yra didžioji ložė, kuri kuriama 17 metai. Tačiau pažiūrėkite čia būtent konstituciją pirmąją masonų išleistą, matote 1723 metai. Tačiau The Year of Masonry parašyta 5723. Taigi galime sakyti, kad masonerija jau konstruoja savo tą mitinę, ką aš ir pradėjau kalbėdamas sakyti, mitinę istoriją, apeliuodama iš esmės į biblinį pasaulio sukūrimo laikotarpį. Tai yra, kiek laiko egzistuoja pasaulis, tiek laiko egzistuoja ir masonerija. Na, tačiau kita vertus, kaip teigia Mary Ann Clauson savo knygoje Constructing Brotherhood, dabar tampa įmanoma dar tiksliau lokalizuoti intelektinės ir politinės didžiosios ložės ištakas, suvokti tai kaip religinės ir politinės Anglijos visuomenės grupuotės, žinomos kaip latitudinerizmas, specifinį projektą. Na, tai buvo deizmo ideologijai artimas sąjūdis, arba, sakykime, tai politinė religinė anglikonų bažnyčios tendencija, savotiškas nuosaikusis protestantizmas, kuris stengiasi laikytis vidurio kelio tarp katalikybės iš vienos pusės ir įvairių idėjų griaunančių visuomeninę tvarką ir anglikonų bažnyčios autoritetą. Na, pirmiausia, kalbam apie radikalų protestantizmą, vėliau apie ateizmą ir įvairius kitokius to meto sąjūdžius. Taigi galime sakyti, kad iš esmės mes kalbame apie politinį projektą, kuriam yra suteikiamas ezoterinis pavidalas. Na, 19 amžiaus antroje pusėje tampa aišku, jog Britų imperija negali Indijoje būti konsoliduojama vienos religijos pagrindu, nes jau tuomet krikščionybės misionieriška veikla patiria fiasko. Tad Britų kolonijiniams valdininkams būtent laisvoji mūrininkija pasirodo tinkamiausia institucija pateikianti vieningą ideologiją, pranokstančią rasinius, religinius skirtumus ir formuojančią ištikimybę ritualistiniai monarchijai. Šioje savo knygoje Harland Jacobs teigia, jog masonai kūrė vieną pirmųjų globalų transnacionalinį institucinį sociokultūrinį tinklą,
turinti milžinišką įtaką ir autoritetą daugelį Azijos ir Afrikos regionų. Ir pirmiausiai susaistant masoniją, pagrindinį imperijos kūrėją, tai yra su masonyrija pagrindinė imperijos kūrėja Britų armija. Čia dar yra svarbus kitas aspektas, tai yra maskulinistinis aspektas, kadangi iš tiesų, kaip žinote, tai tradicinės ložės priimami tik vyrai, aš nekalbu apie vėlesnės inovacijas. Na ir tokiu būdu galime sakyti, jog masonai formuoja naują tapatybę, vienijančią juos konkrečioje kolonijoje ir kartu sukabinančią su Britanija bei plačiaja imperija. Taigi tai vienas iš įrankių kolonizacijos, jeigu taip galima pasakyti, kur kas efektyvesnės kolonizacijos. Na ir būtent brolybės ideologija, socialumas, nuolatinis apeliavimas į šeimininės idiomas laidavo dominijų nacionalizmo sutaikomumą su imperializmu, gesinant tokiu būdu įvairias ir iš vietinių kolonizuotojų kylančias įtampas. Na, Lordas Carnarvonas, buvęs Britanijos valstybės kolonijų sekretorius, aukšto rango masonas, apie ryšį tarp mūrininkijos ir imperializmo yra taip pasakęs: nuo pat ankstyviausios kolonializmo pradžios, kur tik būdavo pastatomas naujųkurių barakas ar suplevėsuodavo pergalės vėliava, ten įsikligę vertę galę gaudavo ir masonija. Tai atspindėjo Britų imperijos galią ir ją konsolidavo. Štai kodėl sakoma, kad masonų ložė ar susirinkimų salė dažnai būdavo pirmuoju bendruomeniniu pastatu nausėdijose, ne anglikonų bažnyčia, o masonerijos ložė, kaip cementuojantis, mobilizuojantis, na, mes dar turime omeny čia ir klubinį pomėgį Britų. Taigi ložė yra savotiškas ir klubas, ir tuo pat metu šeimininę brolijos erdvę formuojanti struktūra. Kita vertus, tokiu būdu yra per ritualus ir ceremonijas, kurie naudojami ir valstybinių ar privačių institucijų konsekravimui, yra formuojama ištikimybė monarchijai. Taigi galime netgi pasakyti, jog imperiją kūrė ir palaiko ritualai. Na, šito jaunuolio dešinėje pristatyti nereikia su masono rūbais. Vėlgi, tai yra tiesiog eilinis pavyzdys, liudijantis, jog iki mūsų dienų karališkoji šeima aktyviai dalyvauja Britų masonijos visoje veikloje. Kalbant apie būtent visą instituciją, kad galime sakyti, kad globalus Britų ložių tinklas, pradedant pirmąją ložę, kūriamas nuo 17-20 metų, tai yra Gibraltare, ir Indijoje 1728 metais, Kalkutoje, Viljamo forte, įkūriama ložė 72, pirmoji, kuri turi teisėtus įgaliojimus Indijos subkontinente. Taigi ir pirmieji šitos ložės nariais, pirmaisiais nariais tampa East India Company, tai yra kolonijinis aparatas, atstovai kartu su Britų karininkija. Tai dar kartą paliudija tą ir savotišką imperijos kūrimo intenciją arba misiją. Na ir tokiu būdu didžiausia pasaulyje kolonijinė Britų valstybė suformuoja plačiausią tinklą, mato 19 amžiaus pabaigoje virš 820 ložių, Britų ložių veikia visoje imperijoje, turint omeny imperijos erdvę ir mastus, galima įsivaizduoti, kad tai išties buvo globalus projektas. Na, pirmuoju indų masonu tampa musulmonas Umdat ul-Umkaras, priimtas 1725 metais į Madraso ložę, beje vėliau tapęs Karnatakos valdovų, navabų. Tai irgi labai svarbu, kadangi būtent labai dažnai Britų East India Company, kolonijinis visas aparatas, siekia priimti ložės narius, pirmiausiai tam tikrus administratorius Indijos regiono, su tikslu vėlgi juos integruoti į kolonijinį valdymo aparatą. Pavyzdys, priimant antrąjį Indijos masoną, irgi musulmoną, Bir Bundė Ali Khaną, 1812 metais, Kalkutoje dalis Britų brolių atsisakė dalyvauti jo iniciacijoje, sakydami, jog neprivalo būti, cituoju, kartu su netikėliu turkų žydų. Na, matome labai keistą derinį, musulmonas, indų musulmonas pavadinamas netikėliu turkų žydų.
Tai iš esmės, tame prasimuša ir tam tikros antisemitinės gaidos ar nuostatos. Trečias indas, kuris priimamas, irgi buvo musulmonas. Indų arba hindų priėmimas kėlė labai daug įtampos brolyjoje ir akivaizdžiai kvestionavo universalistinės Anglijos masonerijos deklaracijas bei brolybės visus lozungus. Hindų buvo vengiama priimti ilgą laiką. Jie buvo kaltinami tuo, jog atstovauja nebrandų politeizmą, stabmeldystę, jog jų kastų sistema nedera su didžiojo visatos architekto samprata ir visuotinės brolijos principų. Iš tiesų, netgi buvo sakoma, kad indai neturi netgi šventraščio tikro, kurio uždėję ranką jie galėtų duoti ištikimybės priesaiką. Jeigu jau sakytumėm Bibliją, jiems nėra priimtina. Ir pirmas indas pirklys Proson Kumar Dot, priimamas labai vėlai į Bengalijoje į ložę, tik 1872 metais, praėjus 150 metų nuo pirmos ložės įkūrimo, bet jis 12 metų rašė laiškus ir į Londoną, ir didžiajam magistrui jungtinės ložės, motyvuodamas, kad jis yra tikintis. Tai yra, matome, kad religinė tapatybė tampa svarbi, vis dėlto kalbant apie priėmimą į brolyje. Tačiau faktiškai nuo 1840 metų Bombėjaus ypač ložės laisviau priima parsus, pirmiausiai būtent dėl to, kad parsai yra traktuojami, tai yra zoroastrizmo sekėjai gyvenantis Indijoje, jie yra traktuojami kaip monoteistinės religijos atstovai ir kita vertus suvokiant jų socialinį svorį, nes daugelis iš jų yra pasiturintys ir įtakingi visuomeniai žmonės, taigi vėlgi jų narystė masonų ložėse suteikia galimybę tiesiogiai sąveikauti ir daryti poveikį tam tikriems visuomenėms sluoksniams. Ir kūriamos atskiros ložės, netgi tokios kaip Rising Star of Western India, kurios daugumą sudaro pirkliai. Religinių požiūrių masonijos idealai spindėjo tuo metu protestantiškos krikščionybės ideologiją, anglikonišką, utilitarinę ar šiaip bendrai evangelinę ir atitinkamai XIX amžiuje klestėjusi tokį supriešinimą tarp taurios religijos, supraskime, krikščionybės ir primityvių, tai yra lokalių vietinių religinių kultų ir praktikų. Nors tame amžiuje masonerija gana aktyviai kovojo ir su katalikų bažnyčios prietaringumu, obskurantizmu, tačiau tarp indų įsivyrauja nuostata, kad masonija yra ne kas kita kaip nauja krikščioniškos misionierystės ar netgi prozelitizmo forma. Štai kodėl kai kurie netgi sako, vienas iš masonų konstatuoja, kad labai nedaug indų skiria du angliškus žodžius masonry ir missionary, kurie netgi indams labai panašiai skamba. Kita vertus, kovodama prieš ateistus, masonija tampa atvira kitų senųjų kultūrų pažinimui ir besiformuojanti religiotyros akademinė disciplina, priminsiu, čia ir Maksas Mülleris, ir XIX amžiaus pati pabaiga, irgi yra aktyviai palaikoma masonų. Tačiau tai yra vieną iš pavyzdžių paminėsiu, vienas iš Indijos masonų didžiųjų meistrų, pulkininkas Glinlo, savo pagarsėjusioj paskaitoj masonų ložei Indijoje, smerkia hinduizmą kaip įsigimusią religiją su absurdiškais dievais ir pasibjaurėjimą keliančiais ritualais. Tačiau vėliau jis teigia, kad tik masoniškas pažinimas suteikia galimybę giliau pažvelgti į hindų religinius simbolius ir iš dabartinio iškreipto hinduizmo formų pamatyti seną tyrą religiją, slypinčią visų religinių misterijų esmėje. Taigi, tokiu būdu mes matome, jog iš tiesų keičiasi ir požiūris į tradicinės religijas ir netgi pradedama kalbėti, pasirodo netgi tokių straipsnių, kuriuose teigiama, pavyzdžiui, kad Eloros šventyklų kompleksas, tai Indijoje vienas seniausių budistinių kompleksų, yra masonų brolijos lopšys, jog tai yra vienas seniausių masonų susirinkimų vietų pasaulyje. Galima paminėti kai kurios atvejus irgi žymius Indijos masonerijos, tai puikiai žinomas Rudyard Kiplingas, kuris irgi buvo masonas, tapęs masonų Indijoje, bet jis atvirai pasisako prieš didesnės politinės laisvės suteikimą Indijoje ir jų priėmimą į ložes. Taigi jis atstovauja tokį netgi, sakytumėm, kultūrinės arogancijos
tokia kultūrinės arogancijos laikysena. Kita vertus, Britai Indijos formuoja naujos indų buržuazijos sluoksnį, kuris vėliau tampa indų masonijos pagrindu, formuojančiu modernaus indų nacionalizmo, kuris siekia ryšio su vakarų modernybė formas. Na ir galime taip pasakyti, jog valdančio elito masonizavimas buvo viena efektyvių priemonių saugoti stabilų tų regionų lojalumą imperijai. Bet ortodoksalus vietinis brahmanizmas oponuoja, draudžia stoti brahmanams į masonų ložes. Tai suvokiama vėlgi, kaip jau minėjau, kaip savotiška religinio prozelitizmo forma. Ir beje, kaip indų literatūroje indų masonų ložių pastatai vadinami. Bhutkana, tai yra vaiduoklių namai, džadughar, raganystės namai, šaitankana, mes jau šitą žodį šaitan žinome, tai yra šėtono namai. Tai vėlgi rodo, kad vyksta savotiškas, ir netgi demonizavimas masoniškų ložių. Paminėtinas ir Svamis Vivekananda, garsus Indijos reformatorius, kuris buvo masonerijos irgi nariu, tapos netgi meistru, nors paprastai šitas faktas yra slepiamas tiek jo sekėjų, tiek dabartinės misijos. Na, o nuo nacionalinio Indijos kongreso įkūrimo, matot laikotarpį, beveik pusė jo vadovų buvo masonai. Nepriklausomos Indijos valstybės prezidentai masonai, matote, keli. Tai dar kartą patvirtina, jog iš esmės masonerijos įtaka nacionalinio išsivadavimo sąjūdžiui buvo didelė. Na, aš jau prašauksiu, taupydamas laiką, kalbėti apie, pavyzdžiui, teosofų sukurtas įvairias tam tikras ložes, nes tie, kurie neprimami į masonų ložes, indai arba hindai pirmiausiai, stoja į teosofų ložes. Aš pernai kaip tik per konferenciją ezoterizmo kalbėdamas apie teosofus Indijoje sakiau, kad pusė kongreso nacionalinių lyderių buvo teosofai. Tai dabar galiu pasakyti, kad kita pusė nacionalinio kongreso lyderių buvo masonai. Taigi faktiškai per dvi ezoterinės struktūras, draugijas, europietiškas, į Indiją keliauja įvairios ir modernios idėjos. Na, va šita ložė, kurią įkūrė Ana Besant, teosofinės draugijos pirmininkė ir Indijoje iki šiol jinai figūruoja. Na ir dabar po nepriklausomybės Indijoje įkūriama savarankiška didžioji ložė, informaciją apie ją galima rasti internete. Faktiškai dabar yra apie 500 ložių su 30 000 narių. Įvairūs ritualai vyksta gana viešai, tai yra gana prestižinės institucijos, jas norima patekti. Ir matome, pavyzdžiui, vienoje ložėje Kalkutoje sudėti įvairūs pasaulio šventraščiai. Jau nebūtina Indijoje stojant į masonų ložę dėti ranką ant Biblijos, gali dėti ją ir ant Korano, ir ant Bhagavad Gitos, nežinau, turbūt ir ant Avestos, nežinau tik tai apie budistinius tekstus, ar kas yra Indijoje naudojama, bet neabejoju. Vėlgi praleisiu katalikų bažnyčios ir apskritai krikščioniškų bažnyčių denominacijų kaltinimus masonerijai, deizmas, doktrininis indiferentizmas ir taip toliau. Priminsiu, kad jau nuo 18 amžiaus iki 19 pabaigos bažnyčia ir tas pats kardinolas Ratzingeris skelbė būtent tam tikras deklaracijas apie tai, kad tai yra mirtina nuodėmė ir nesuteikt siūloma šventos komunijos masonams tapusiems, tai yra tiems, kas tampa masonais. Na ir išvados, apibendrinant, galime pasakyti, jog masonijos vaidmuo Indijoje buvo ambivalentiškas. Viena vertus, masonija buvo imperializmo ir kolonializmo ideologijos tarnaitė, kurianti įsivaizduojamą globalią bendruomenę. Na, čia jau apeliuojanti Benedict Anderson formuluotė. Masonerijos laikysenai buvo būdinga ano metų kultūrinė vakarų arogancija ir netgi rasistinės nuostatos, kaip kad matėme pavyzdžiai su turkų žydų. Kita vertus, žvelgiant iš kitos perspektyvos, masonija atgabeno į Indiją brolybės idėjas, kurios derinamos su apšvietos racionalistiniu moksliniu mąstymu, modernaus pasaulio pluralizmo, demokratijos, konstitucionalizmo principais, visų tuo, ką Maksas Weberis vadino teisinė racionalia valdžia. Bristų masonerija westernizuotiems indams suteikė šalies modernizavimo viziją ir priemonės, ir generuojant šiuolaikinės, multietninės, multikultūrinės ir multireliginės Indijos viziją.
bendruomeniškumo ir etinės tapatybės stiprinimas, karitatyvinė veikla, edukacinė veikla buvo svarbus masonų veiklos Indijoje aspektai. Štai šitoje puikioje knygoje Revoliucinė brolyje Stevenas Bolakos yra pasakęs, jog masoniškos brolybės idealai ir praktikos buvo revoliuciniai savo esme, nes aktyviai formavo socialinius ir kultūrinius pokyčius, kurie Ameriką perkelė iš 18 amžiaus aristokratinio hierarchikalizmo į 19 amžiaus demokratinį individualizmą. Lygiai tas pats gali būti pasakyta ir apie Indijos kultūrinį kontekstą. Na, aš čia jau užbaigsiu, mane jau stabdo, tik noriu dar paskutinę frazę pasakyti, jog greta krikščionybės, dažniausiai kalbam apie krikščionybę ir modernę vakarų filosofiją, kaip du veiksnius, kurie kūrė ir konstravo tą modernę Indijos tapatybę. Tačiau pridėčiau būtent ir ezoterinius sąjūdžius, pirmiausia ir masoneriją. Tai buvo trečias svarbus veiksnys, kūręs, transliavęs į šį regioną romantizmo apšvietos idėjas. Tačiau vis tiek masonerijos vaizdinys Indijoje lieka vis dar mistifikuotas, neatsiejamas nuo įvairių konspirologinių teorijų, ką iliustruoja ir štai šita nuotrauka, bylojanti apie masonofobiją netgi dabartinėje Indijoje, reikalaujant atiduoti žydiškų masonų šventyklą. Mes vėl girdime tą patį konspirologinį naratyvą žydo masonai, kuris ir Indija yra pasiekęs kartu su kolonijiniu visų aparatu. Tai tiek, ačiū uždėmesį. Labai norėčiau padėkoti profesoriui Audriui Beineriui už puikų pranešimą ir dabar turime 7 minutės klausimams. Tai prašau, pakelkite ranką arba prašau. Mano klausimas bus toks, ar jūs darot skirti tarp ezoterizmo ir okultizmo? Ar tai yra labiau ezoterinių pavidalų ar labiau okultinių pavidalų projektų? Aš manau, kad tai yra ezoterinis, nes aš nedrįsčiau vis dėlto vadinti masonų okultinę organizaciją, nors kalbant apie tam tikras ritualinės praktikas be abejo egzistuoja ir okultiniai elementai. Tačiau šiuo atveju aš naudoju bendrai ezoteriniai sąjūdžiai kaip bendresnį terminą, kurie neapsako įvairius sąjūdžius turinčius, sakykime, apribojimus patekimo, turinčius iniciacijų formas, turinčias vidinės brolyjos tam tikras struktūras ir panašius elementus. Aš kalbu pirmiausiai iš struktūrinės perspektyvos. Nes aš klausiu tos perspektyvos, ezoterizmas gal labiau siejamas su pažiūrom, o tarkim okultizmas labiau su ritualais. Tai jeigu sakot, kad tarkim masonai buvo labiau politinis projektas, kaip pirminis tikslas, ar ne politika, o ne atvirkščiai, kad tai yra ezoterinis judėjimas politiniu pavidalu. Tai gal tarkim, tos procedūros, kurios yra labiau okultinės, negu ezoterinės. Suprantat, aš tikrai neimčiau supriešinti ir drastiškai teigti, kad tai buvo vien tik politinis projektas, kad jis neturėjo jokios, sakykime, okultinės intencijos ir okultinių lūkesčių vizijų. Bent jau paskaičius tą pačią Andersono konstituciją, tai yra akivaizdu pakankamai, kad buvo. Ir kaip jau minėjau, ritualinė visa praktika aiškiai byloja apie tuos okultinius elementus. Tačiau kaip suaugęs su imperinė sąranga sąjūdis, jis neabejotinai atspindėjo politinius, valstybinius interesus. Ir beje, netgi pasakyčiau, kad tai nėra jokių būdų išimtinė situacija taikytina, nusakanti Britų imperijos laikyseną. Pažiūrėkime į dabartinę Rusiją. Mes puikiai žinome, kad ypač Ukrainos agresijos kontekste beveik visi Rusijos ezoteriniai sąjūdžiai, vėl naudoju plačiąją to žodžio prasme terminą, teosofai yra aiškiai viešai deklaravę savo ištikimybę sostui, šiuo atveju kalbu Kremliui, rerichiniai sąjūdžiai, kurie mosikuoja taikos vėliavą, jie vienareikšmiškai visi deklaravo savo palaikymą imperiniai Rusijos vizijai. Mano žinios yra menkos, bet mano supratimu ir masonai, ko gero, nelabai atsilieka Rusijos masoniškos ložės, ko gero, irgi pritarė. Taigi, aš noriu atkreipdėmėsi į tą suaugimą, kad mes neturėtumėm įsivaizduoti, kad ezoteriniai sąjūdžiai yra apolitiški. Dažniausiai daroma tokia klaida. Jie vienareikšmiškai būna suaugę arba tiek su dešinės krypties,
tiek su kairės krypties politiniais judėjimais. Tai čia truputį galbūt atskira tema, bet mano intencija buvo parodyti tą ryšį tarp ezoterinio sąjūdžio, kolonializmo ir imperializmo projektų. Prašau. Replika, palyginsiu skaičius, minėta, kad buvo Indijoje 30 000 masonų, ar dabar yra ir 500 ložių. Tai palyginimui Ilinojaus valstija 40 000 masonų ir 400 ložių dabar. Ir labai drastiškai sumažėjo skaičius nuo antro pasaulinio karo Ilinojuje. Tada buvo 200 000 masonų apie ir 900 ložių. Tai čia tokia statistika. Tai Indija vis tiek, noriu pasakyti, kukliai atrodo su savo masonų ložių skaičiais. Taip, lyginant pagal gyventojų skaičių, lygintina su Ilinojumi. Aš dar atkreipčiau dėmesį į kitą dalyką. Vėlgi, kaip teigia, pavyzdžiui, Bulokas, ir mes žinome iš istorijos, kad vykstant pilietiniam karui Jungtinėse Amerikos valstijose, abiejose pusėse kariavo masonai, masonų ložės, broliai ir pro-britiški ir už nepriklausomą Ameriką. Nepriklausomai ir pilietiniam kare Gettysburgo kase mušė 1000 masonų iš vienos ar kitos pusės. Tai va, Paminklas pastatytas tiems masonams iš priešininkų. Tai va, Indijos atveju aš manyčiau, kad dabartinė masonerija vis tiek atspindi tą tokį post arba neokolonijinį mąstymą, suvokiant, kad vis dėlto tapdamas masonų dabartinėje Indijoje tu iš esmės imituoji buvusi kolonialistą, buvusi Britų kareivį, Britų valdžios administracijos atstovą, tu tampi jo vietininku. Tai iš esmės tame slypi netgi kažkokia imitacinė nostalgija. Tai Britų galiai ir laikysenai ir apskritai netgi britiškai kultūrai, britiškai klubiniai kultūrai ir panašiems dalykams. Taigi Indijos atveju tai yra, žymiai sudėtingesnis fenomenas, mano supratimu, nei Amerikoje. Tai dar buvo klausimėlis apie Rusiją, tai čia mano žinios labai menkos, bet kiek teko girdėti, tai pasaulyje rytasi tokia boikoto banga. Faktiškai Rusijos didžioji ložė, ten dabar, man atrodo, yra kelios. Nėra paneigtas jos pripažinimas, tačiau masonams keliaujant vieniems pas kitus rusai vis mažiau priimami. Yra tokie, kaip sakant, atvažiuoja su popieriais, tai dabar tiesiog eina tokia banga, kad ačiū nereikia, sėdi vyknamus. Tai čia yra tokie, kaip čia pasakius, nuogirdos. Tai tuomet dėkojame, dar kartą paplokime Audriui Beineriui.